Sveiki atvykę į vieną iš mūsų tik ką pabaigtų projektų. Čia yra 2 kambarių butas, kuris originaliai buvo 2 kambarių, bet mes jį perplanavom į 3. Štai iš tos patalpos mes darysim dar vieną kambarį ir čia bandysim perkelti virtuvę. Butą mes ruošiam pardavimui ir kviečiu pasižiūrėti, kaip visą tai atrodė prieš tai ir ką mums pavyko padaryti. Taip pat daugybė streso kelia ir elektros instaliacijos darbai, kadangi čia yra blokinis namas ir reikia naujas skyles padaryti rozetėms, jungikliams sienoje, kurie yra pilna armatūrų ir pats blokas labai kietas, tai buvo daugybė triukšmo, daugybė dulkių, nepasitenkinimo iš kaimynų, kai kurie net buvo išsigandę, kas čia vyksta, bet tai yra normalu ir jeigu norėsit tokiame name daryti blokinėme elektrą, tai turėkite omeny, kad čia yra vienas iš šlykščiausių darbų įmanomų statybose tikriausiai. Bet visą tai mums pavyko padaryti ir tada perėjome prie smagesnių darbų. Na ir žinoma, reikėjo lyginti sienas ir atlikti kitus standartinius darbus, įtempti lubas, grindis iškloti, bet buvo viskas išbetonuota naujai. Taip pat baldus visus teko užsakyti pagal užsakymą ir tai daugiausia ir laiko iš tikrųjų atėmė, nes patį remontą mes atlikom per maždaug 6-7 savaitės, bet baldų laukiam dar maždaug mėnesį. Tai visą tai užtruko, bet pavyko padaryti tai, ką matote. Esame vonioje, kur buvo daugiausia veiksmo ir kur buvo sudėtingiausia atlikti darbus, kur kėlė daugiausia streso. Tai visų pirma, norint perplanuoti butą į 3 kambarius, vienas didžiausių iššūkių buvo padaryti virtuvę pereinamam kambarį. Jis yra keli metrai nuo kanalizacijos stovo, kuris yra štai čia. Mums teko visą keisti stovą, kadangi čia yra 2 aukštas, tai teko tą daryti ir su kaimynu. Kai mes keitėme kanalizacijos stovą, visus vamzdynus, nuo pat rūsio iki galiausiai net 5 aukšto, nes kaimynai prisijungė. Ir štai nuo čia prasidėjo mūsų didysis vargas ir galite pamatyti, kaip atrodė prieš tai ir pasižiūrėti, ką pavyko padaryti, kaip suslėpti ir ne tik, kad viskas puikiai veiktų, būtų priėjimai, ventiliai prie reikiamų taškų, bet kad ir viskas vizualiai gražiai atrodytų. Tai, ką jūs matėte, tai buvo Fix and Flip projektas, lietuviškai pirk parduok, kai senus butus remontuojam ir tiesiog parduodam naujiems savininkams. Tai jeigu norėtumėte kartu investuoti, tai siūlau susisiekti su manim ir aš galbūt priimsiu ir jūs į šios projektus. Taip pat, jeigu mėgstate statybas, nekilnojamą turtą, taip pat kviečiu sekti mane Instagram'e, Dominykas Rimkevičius. O jeigu apskritai mėgstat pasižvalgyti ir jums tiesiog įdomu iš smalsumo, tai kviečiu subscribinti ir galbūt kažkada susipažinsim. Ačiū už dėmesį ir iki.